Ši konferencija yra skirta įkvėpti ir sustiprinti karjeros specialistų bendruomenę. Todėl siekiame šiandien pristatyti naujausias rinkos tendencijas, kalbinti ekspertus, kurie pasidalintų savo įžvalgomis apie ateitį ir dalintis naujais ugdymo karjerai metodais, kad vėliau atėję į mokyklas karjeros specialistai galėtų pritaikyti tas žinias ir padėti mokiniams dar geriau planuoti savo karjerą. Labai svarbu, kad šiandieną mes turime jau sukūrę ir MOOC sistemą, informacinę sistemą, kuri leidžia šiandieną tiek vaikams, tiek tėvams, tiek mokytojams, konsultantams būtent naudotis visą informaciją. Tai sistema, kuri šiandieną pelnius ir tarptautinius apdovanojimus. Tai, kad mes šiandien turim daugiau nei 500 paruoštų konsultantų, kurie beveik kiekvienoje mokykloje konsultuoja vaikus dėl savo pasirinkimo ateities. Tai irgi yra dalykai, kurie tikrai džiugina. Tai darbo rinka tikrai laukia įdomi ir labai reikia nusiteikti dideliems pokyčiams. Greičiausia per visą karjeros kelią teks keisti ne vieną kartą profesiją. Todėl tas nuolatinis mokymasis, nuolatinis tobulėjimas, nuolatinis gebėjimas prisitaikyti bus itin svarbus ateities darbo rinkoje. Pasikeitė būsena, buvusią nesvarumą pakeitė atsiradęs profesinis orumas. Karjeros specialistai pradėjo tikėti savo darbo reikšme, siekti savo darbo kokybės, o smagiausia, kad visuomenė pradėjo tikėti tokių karjeros specialistų poreikių. In Norway, we have a national digital career guidance service. And I represent that service, and we choose to use artificial intelligence in our services. Both on our self-help tools, we use AI to further improve the tools aligned with the needs of the end users. But the career counselors also use AI. And I have a focus on building up the competence on AI and how they can use AI to further improve the career guidance they provide. So I think that it is not a matter of either the traditional way of providing career guidance or choose only AI. It's a combination and the interplay. Žmonės, kurie dirba darbus, kur tikrai nereikia žmogaus peržiūros ir jų galimai net nesimato, bus tikrai pakeisti dirbtinio intelekto. Ir tai gali būti greitai, tai gali būti kelių metų eigoje, gali būti dešimtmečių eigoje, bet šiems žmonėms rizika yra didžiausia. Tuo tarpu žmonėms, kurie priima sprendimus, kurie kalba su kitais žmonėmis, tai bus neišvengiamybė. Jie privalės dirbti savo darbą, tačiau jiems galės pagelbėti dirbtinis intelektas. Be verslo ir be viešojo sektoriaus įsitraukimo mes tikrai neturėsime pakankamai motyvuotų specialistų. Tai aš kviečiu visas savivaldybės, iš tikrųjų ir politikus, šitą dėmesį ir šiam veiksmui, tai yra karjeros planavimui, suteikti tikrai didžiulius sparnus. Ir jeigu tai mes pasakysime, kad tai yra prioritetas, aš manau, kad visa Lietuva iš to laimės. Svarbiausia yra judėti didesnio profesionalumo link. Mes turime puikių specialistų, bet neretai jiems tenka šį darbą daryti priešakiais, kadangi tai nėra jų pagrindinė veikla, o studijų programos šiandien yra įvairios, jos yra sudėtingos, jas reikia gerai išmanyti. Ir tam, kad moksleiviams pateikti pilnavertį vaizdą, ko šitos programos gali išmokyti, žinoma, reikia tam skirti pakankamai daug laiko ir pakankamai gerai įsigilinti. Labiausiai kviečiu identifikuoti stilių, kuriame jaučiamės geriausiai. Ir kad su tuo, kaip mes jaučiamės geriausiai, galėtume kurti vertę moksleiviams. Mes, kaip karjeros konsultantai, visada galime ieškoti, eksperimentuoti, svarbiausia kurti erdves, realiai pabandyti tai, kas yra darbai, ir tada nuspręsti, kur norisi keliauti toliau.